Skyriaus turima informacija rodo, kad prie Europos humanitarinio universiteto verslo programą siekia įkurti Baltarusis, niekinamai pasisakęs apie Lietuvą ir palaikęs ryšius su Lukašenkos režimu. Programai tikimasi gauti beveik €1 milijono europinę paramą. Institucijos skirstančios lėšas nei dėl pasisakymų, nei dėl Baltarusio ryšių problemų neižvelgia. Astravo atominės elektrinės saugumo klausimas prieš keliarius metus itin užaštrino Lietuvos ir Baltarusijos santykius. 2019-aisiais Minske įvykusioje diskusijoje Baltarusio ekonomistas Pavel Daneiko tuometę Lietuvos poziciją blokuoti Astravo elektrinę vadino pagrindiniu kliuviniu Baltarusijos suartėjimui su Europa. Kraštutiniai dešinieji su savo mąstymu kalba visiškas nesąmonės apie Astravo atominę elektrinę. O apskritai Lietuva nuo ekonomisto siekia sunaikinti Baltarusiją. Lietuva sužlugdžiusi savo reformas, dešinieji nacionalistai norintys panaudoti nacionalizmą savo reitingams pakelti, jų svajonę gavus iš Jekaterinos rankų Lietuvos pavadinimą, iš Stalino rankų Vilnių, iš Putino rankų gauti Baltarusijos sunaikinimą ir vieniems patiems paveldėti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Po keliarių metų Daneiko gavo leidimą Lietuvoje gyventi, nes, kaip pats teigia, bėgo nuo Lukašenkos persekiojimo. Lietuvoje Baltarusio ekonomistas siekia po Europos humanitarinio universiteto stogų įkurdinti verslo ir ekonomikos studijų filialą, kuris veiktų jo vadovaujamo Berok tyrimų centro pagrindu. Tokiam filialui įsteigti per Lietuvos institucijas derinama beveik €1 milijoną siekianti europinė parama. Kaip išsiaiškino LRT tyrimų skyrius, Baltarusis galėjo būti gana artimas Lukašenkos režimui. Pavyzdžiui, Baltarusijoje jo valdyta verslo mokykla bendradarbiavo su Rusijos Alfa Bank ir VTB Bank. Pats Daneiko iki šių metų vasaros buvo Belgazprom Bank direktorių tarybos nariu. Į šią tarybą jis išrinktas, kai bankui vadovavo Viktoras Babaryka. Šis 2020-aisiais pateko į kalėjimą dėl dalyvavimo Lukašenkos išvaikytuose prezidento rinkimuose. Daneiko direktorių taryboje liko iki šios vasaros. Bankui sankcijas taiko ne tik Ukraina, bet ir Kanada, o tarptautinių sankcijų jis išvengia tik dėl vakarams reikalingų išimčių dėl atsiskaitimų. LRT tyrimų skyriaus šaltinių žiniomis fakto, kad tebėra Belgazprom Bank direktorių tarybos nariu, Daneiko galėjo neįrašyti į specialią migracijos departamento anketą, siekdamas gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Pats Daneiko šią informaciją patvirtino, tiesa, gyvai atsakyti į klausimus jis nesutiko. Sutartų laiku ir sutartoje vietoje Pavelas Daneiko žurnalistų nelaukė. Berok tyrimų centro komunikacijos skyrius atsiuntė laišką, kad jų vadovas nusprendė į klausimus atsakyti raštu. Daneiko atsakymuose raštu teigia, kad po represijų likti Belgazprom banke nusprendė, nes tikėjusi saugoti testinumą. LRT tyrimų skyriaus žiniomis apie Daneiko ryšius su režimu ir pasisakymus apie Lietuvą buvo informuoti Lietuvos politikai ir valdininkai, atsakingi už paramos Baltarusių universitetų išskyrimą. Tačiau šie sako, instrukcijų veikti kitaip negavę. Dėl informacijos konfidencialumo ir saugumo aš jums negaliu atskleisti nei kaip mes tą darom ir kokiais tai veiksmais, bet tiesiog turime patirties su šitom institucijom dirbdami su Ukrainos programa ir tada, kada yra reikalas mums vienaip ar kitaip veikti, mes iš jų gauname informaciją nedelsant ir jie mus instruktuoja, ką daryti. Tokios informacijos mes nesame gavę. Lietuvos diplomatų vadovybė interviu duoti nesutiko. Gabrieliaus Landsbergio atstovė pateikė komentarą raštu. Daneiko yra išreiškęs apgalistavimą dėl savo pasisakymų. Lietuvoje esančių opozicijos atstovų nuomonės keitėsi ne kartą ir apie praeityje jų išsakytus teiginius reikėtų klausti paties asmens. Jei atsirastų įrodymų, liudijančių asmens keliamą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, Lietuvos institucijos imtųsi atitinkamų veiksmų. Užsienio reikalų ministerija tarpininkavo Daneikos leidimui gyventi Lietuvoje, o jos atstovas deleguotas į Baltarusių universiteto valdančiąją tarybą. Ši nuo pradžių itin palaikė idėją, jog verslo ir ekonomikos filialas būtų įsteigtas Pavelo Daneikos vadovaujamo tyrimų centro pagrindu. Europos humanitarinio universiteto valdančiai tarybai vadovauja konservatorius Andrius Kubilius. Taip sakant, mano radarai man pasako, į ką tikrai reikia reaguoti. Daneikos atveju Europos parlamento nario radarai tyli, nes pats Daneikos vadovaujamas Berok tyrimų centras yra vakaruose pripažinta ir vertinama institucija. Reikia atsiminti, kad jis tą kalbėjo tuo metu, kai Lietuva blokavo partnerystės susitarimą tarp ES ir Baltarusijos dėl Astravo saugumo. Tai aš pats tada skeptiškai žiūrėjau į tokį blokavimą ir natūralu, kad matyt ne visiems jisai patiko toks blokavimas ir tarp Baltarusijos, sakykime taip, mokslinės ar pilietinės bendruomenės.
Daneiko teigia, kad diskusijoje, kurioje jis neigiamai pasisakė apie Lietuvą, buvusi uždara, o žurnalistas aprašė tik dalį jos. Atsakymuose LRT tyrimų skyriaus klausimus Baltarusis teigia atsiprašantis visų, kuriuos jo pasisakymas įžeidė. Europos humanitarinio universiteto rektorius į išsiųstus klausimus neatsakė. Vietoje atsakymų pateikė informaciją apie kuriamos programos tikslus ir viziją. VSD rašte teigiama, kad užsienio piliečių keliamos grėsmės vertinamos pagal turimą žvalgybos informaciją. Ukrainoje nuožmios kovos ore.